Jeigu aš, pavyzdžiui, važiuoju ir girdžiu tokį lengvą garsą, žinot, būna erzinasi, atrodo, kažkoks kaip ir kažkur liestas. Kaliana, ne? Kaliana. Kaliana. Ne, dar ne. Aš turbūt žinau, apie ką jūs kalbat. Pabandykim perjungti ir pabandyti išgauti šitą garsą. Va, kažkas panašaus į šitą. Taip, va. Taip, tai žiūrėkit, paaiškinsiu. Tai yra labai paprastas ir dažnas, dažnai taip atsitinka tokia problema, kad trosas bėgio būna per daug įtemptas arba per daug atleistas. Tai šituo atveju, kadangi grandinė nenori užlipti ant 4 žvaigždutės, vadinasi, mes turime ją įtempti. Tai va šitas varžtelis jums padeda reguliuoti. Tai jeigu jūs pasuksit jį šiek tiek į kairę pusę, įtempsit, grandinė jums sušoks. Ir taip pat yra, jeigu jisai nenori jums numesti, vadinasi, reikia šiek tiek pasukti į dešinę ir atleisti. Tai vadinasi, tada grandinė nušoks ant to bėgio, ant kurio yra nustatyta. Tai bėgio, jeigu žinot, yra ant rankenos, parodykit. Taip. Tai va, tai yra 4 bėgis ir gale yra ant 4 žvaigždutės. Tai va, dabar nesigirdi jokių pašalinių garsų, vadinasi, kad žvaigždutė ir grandinė yra taisyklingai nustatyta. Smagu. Aš galvoju, kad bėgi yra traukinių stotį, bet irgi įdomi informacija. Ačiū.